Dubingių muzikos festivalis. Šiandien toks įdomus sutapimas. Mes štai apie Kariliono festivalį kalbėjome. Tai jau 10. festivalis. Dabar kalbam apie jūsų. Tai irgi 10. Tikrai taip, mes šiais metais švenčiame jubiliejų ir labai norėtume pakviesti visus žmonės, kurie atostogauja kažkur tais aplinkui. Žmonių yra labai daug, kurie turi sodybas aplinkui Dubingius Molėtų rajone. Tai tikrai labai norėtume pagituoti ir pakviesti į mūsų festivalį, kuris jau yra 10. šiais metais. 10. jubiliejinis festivalis. Ir kuogi tas jubiliejinis festivalis bus ypatingas? Kiekvienais metais mes stengiamės nudžiuginti klausytojus vis skirtingą kažkokią tais tematiką. Pavyzdžiui, kelis metus iš eilės kabinome, jeigu taip galima būtų įsireikšti, temą prie Radvilų, prie Barboros Radvilaitės. Dabar turim labai gražią iniciatyvą atkurti Dubingių pilį ant Dubingių piliakalnio. Tai buvome kaip tik ir šią temą. Buvo pakankamai gaji tema, dėl ko tą festivalį dedikuoti, kaip jį dedikuoti. O šie metai yra išskirtini tuo, kad šiais metais visi koncertai yra, galbūt taip galima įsireikšti, vokalūs. Kiekvienas koncertas yra su vokalinė muzika. Tai mes festivalį pradėjome šiais metais birželio 13 dieną su Jurgos Šeduikytės koncertu. Liepos 11 dieną, visai netrukus, už kelių savaičių įvyks koncertas, kuriame pasirodysiu aš, Eimantas Bešėnas, kartu su gitaristu Robertu Semeniuku. Mes irgi atliksime vokalinę muziką. Toliau, Liepos 25 dieną, mūsų scenos primadona Rosita Čivilytė kartu su pianistu Feliksu Zakrevskiu atliks labai nuostabią programą, kurioje išgirsime ir nemenkai debiutų. Rosita pažadėjo, kad įvyks kelių kūrinių debiutai, kur tikrai niekas dar nesate girdėję. Na ir patį festivalį uždarysime rugpjūčio 29 dieną su mūsų maestro baritonu bosu Kostu Smoriginu. Jisai atliks koncertinę programą senovinės muzikos pavadinimu Antik. Tai manau, šis festivalis, šis sezonas bus tikrai išskirtinis vien tuo, kad bus labai daug profesionalios muzikos ir labai daug profesionalių atlikėjų. Gražiai labai skamba ir Eimantai, Dubingių Švento Jurgio bažnyčio. Visada tie koncertai bažnyčiose, na aišku, mes galime ir apie sakralumą, ir apie ypatingą vietą kalbėti, bet aišku ir apie tokią išskirtinę akustiką. Tai kaip su Švento Jurgio bažnyčia Dubingiuose? Labai daugelis atlikėjų, kurie atvyksta pas mus į bažnyčią, tiesiog būna nustebę, kaip bažnyčia turi tokį tarsi akustinį, nežinau kaip įsireikšti, sarkofagą, kuriame tiesiog ta muzika ir tas garsas, kuris sklinda labai gražiai, taip susivienyje, ir atlikėjai visi sako, kad yra labai patogu ir labai smagu ten koncertuoti. Tai belieka palinkėti ne tik atlikėjams iššokti tą asvėją, bet ir visiems, kurie atvyks, suderinti du puikius malonumus vienoje vietoje. Aš priminsiu apie 10. Dubingių muzikos festivalį. Mums pasakojo šio festivalio meno vadovas ir dainininkas Eimantas Bešėnas. Eimantai, visokeriopos sėkmės.